Nebijokite, štai skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas, jis yra viešpats Mesijas. Šiais žodžiais viešpaties angelas paskelbė ilgai lauktą ir pačią brangiausią žinią, palietusi ne tik Betliejaus piemenis, bet nesuskaičiuojamų žmonių širdis, tame tarpe ir mus. Ši žinia pradžiugina mus panašiai, kaip anuomet pradžiugino Betliejaus piemenis. Ilgus amžius žmonija gyveno slegiama nuodėmės, kančios ir liūdesio, iš kurio nepajėgė pati išsivaduoti. Dievas atsigręžė į žmogų, gimė Betliejuje, kad sugrąžintų mums džiaugsmą ir laimę, kurią buvom praradę per nuodėmę. Jėzaus gimimo šventės proga sveikinu kiekvieną iš jūsų ir dalinuosi su jumis angelų paskelbtų džiaugsmu. Dabarties žmogus dažnai stokoja tikro džiaugsmo. Apie tai liudija intensyvus dirbtinio džiaugsmo ieškojimas pramogose, alkoholyje ir net narkotikuose. Pro visus dirbtinio džiaugsmo ieškojimus prasiveržia žmogaus liūdesys ir net neviltis. Jėzaus gimimas pradžiugina žmogų, nes jis suvokia, kad Dievas jį myli. Mylėdamas žmogų jis ryžosi nepaprastą meilę žygiui įsikūnyti mergelės Marijos įsčiose ir gimti silpnu kūdikėliu, kad paskelbtų gerąją naujieną ir už žmonių nuodėmes mirtų ant kryžiaus. Jėzus gimė Betliejuje, kad apreikštų mums savo meilę ir pakviestų ją priimti. Betliejaus kūdikis ateina į mūsų tarpę didžiausiam neturte ir giliausiam nuolankume. Tokiu būdu jis be žodžių mums primena, kad ne daiktai ir ne žmonių teikiama garbė gali padaryti mus laimingus. Laimingais ir pilnais džiaugsmo padaro mus tik dvasinis turtingumas, kuriuo apdovanoja mus Betliejaus kūdikis. Sveikindamas jūs su šventomis kalėdomis, nuoširdžiausiai linkiu kiekvienam iš jūsų būti apdovanotiems ramybę ir džiaugsmu. Ramybė, kurios aną naktį Betliejaus piemenims linkėjo dangaus angelai. Linkiu išgyventi tikrą džiaugsmą panašiai, kaip jį išgyveno Marija, ant rankų laikydama gimusį kūdikį. Šventų ir džiaugsmo pilnų šventųjų kalėdų.